Tai sveiki visi, aš esu profesorius Tomas Krilavičius, labiau informatikos fakulteto dekanas, bet tuo pat metu ir Forest 4.0 projekto vadovas. Ir sveikiname visus susirinkusius į mūsų Forest 4.0 seminarą, kuriame išgirsite daug įvairių naujienų apie skaitmenizavimą ir miškininkystę. Tai aišku, toliau aš perduosiu ir Nerijui Kaustaičiui dalį informacijos papasakoti ir Gintautui Mozgeriui, bet noriu tokius techninius dalykus aptarti. Tai viena dalis, tai jau kviesdami į seminarą mes paprašėme jūs pateikti temas, apie kurias jūs norėtumėte išgirsti kalbas, tai lauksime ir daugiau tų užklausų, kad galėtume jas apibendrinti ir rengti webinarus tomis temomis, bet taip pat tikimės, kad jūs tas užklausas pateiksit ir paštu, ir taip pat klausimų atsakymų dalyje. Taip pat renginio metu prašome visus klausimus ir atsakymus pateikti questions and answers skyrelyje raštu ir po to webinaro gale kaip tik pasiliksime laiko, kad tuos klausimus būtų galima atsakyti, aptarti, pasakyti, kad tai bus aptariama vėliau. Taip pat prašau visus laikyti savo mikrofonus išjungtus viso renginio metu ir daugiau bendrauti per tą pokalbių dalį, o į galą žiūrėsim, kaip susidėliosime. Tai turbūt techninių dalykų tiek ir tada noriu pakviesti Nerijų Kaustaitį pristatyti Forest 4.0 kompetencijų centrą. Taip, tai sveiki visi. Malonu matyti tiek gausiai įsijungusių. Jau kaip kolega Tomas pristatė, pradedame webinarų ciklą. Tai kaip ir įvadinis, įžanginis mūsų šis seminaras. Iš viso planuojame turėti jų bent 10. Ir planuojame taip maždaug vieną kartą per mėnesį, visada apie mėnesio vidurį, penktadienį po pietų susirinkti į tokią diskusiją. Tai tuo pačiu norime ir kad tai taptų tokiu galbūt net ir tam tikrų įprastų renginukų penktadienio popietėj padiskutuoti apie miškus ir skaitmenizaciją. Gintautai gal man padėtų į tą prezentaciją. Tai dar tiesiog prieš pradedant pristatymą porą žodžių apie tai, kad mes jau Tomas prisistatė, aš Nerijus Kaustaitis esu viešosios įstaigos Forest 4.0, ką mes ir kompetencijų centru bandome kurti, vadovas. Ir taip pat po manęs tada profesorius Gintautas Mozgeris pristatys jau detaliau mūsų išmanius sprendimus, kuriuos kuriame, kuriuos siūlome, žinoma, apie viską iš eilės. Tai pradėsiu nuo to, kad didelė dalis šiandien čia susirinkusių dalyvavome mūsų vasario mėnesį rengtoje konferencijoje Miškas ir skaitmenizacija, ar dirbtinis intelektas pakeis miškininką. Tai tiesiog svarbu, dėl ko šitą renginį paminiu čia, kad mes vis tiek atsispiriame nuo to renginio, kaip nuo tokio pradinio taško, kuomet mes išgirdome iš, sakyčiau, svarbiausių miškų sektoriaus dalyvių, jų matymus ir jų poreikius, ką Forest 4.0, kur link turėtų kreipti savo darbus, kad miškuose skaitmenizacija rastų miškuose ir miškų sektoriuje daugiau vietos
ir galėtų padėti spręsti įvairius iššūkius, negu tai nutinka šiuo metu. Tai vėlgi jau mes per tą konferenciją kalbėjom apie tai, kad skaitmeninės technologijos tai yra kiekvieno mūsų nuolatinis gyvenimo, kasdienio gyvenimo palydovas. Mes neįsivaizduojame, kaip galėtume išsiversti be išmanių telefonų, sakykime, be kompiuterių, be internetų, be bankininkystės, išmanių buities įrenginių, įvairiausių robotukų ir taip toliau. Tai, tiesiog tai yra įprasta, tačiau darbo profesinėje veikloje tai nebūtinai toks savaime suprantamas dalykas. Ir kai kur, jeigu mes matome, kad kasdieniai veikloje gal norėtųsi kai kur ir prisistabdyti su išmaniųjų technologijų naudojimu, tai profesiniai veikloje kaip tik tai gali labai tapti gerų pagalbininkų. Žinoma, visada reikia atrasti tą pusiausvyrą tarp naudos ir žalos, ypač kasdieniam gyvenime, bet tas pats, žinoma, ir profesiniai veikloje. Tai dabar jau kai ką čia turbūt ir pasikartosiu, bet vis tiek verta tą pasikartoti, kai mes kalbam apie skaitmeninės technologijas miškų sektoriuje, tai tas skaitmeninės brandos lygis yra labai toks įvairus, jis labai varijuojantis yra. Ir kai mes jau susisiaurinam iki miškininkystės ar miškų tematikos, tai jis yra palyginti žemas mūsų skaitmeninės brandos lygis. Ir taip yra dėl to, kad mes sąlyginai mažai dar naudojam inovatyvių skaitmeninių technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, ar daiktų internetas, ar blokų grandinės, ar įvairi virtuali papildyta realybė mūsų tose jau, kaip sakyt, kasdieninėse profesinėse užduotyse. Ir netgi jau, tokios kai kur gal, sakykime, atrodytų įprastos skaitmeninės technologijos, kaip įvairūs jutikliai ir įvairūs skeneriai, vis dar tik pradedamos naudoti, stebint, tvarkant ir prižiūrint miškus. Tai žinoma, tai turi savo paaiškinimą, kodėl taip yra. Tai čia mes žinom, kad ta skaitmeninių technologijų plėtra miškų sektoriuje susiduria su tam tikrais iššūkiais. Yra tie iššūkiai bendri tokie, visiems sektoriams bendri, tokie kaip ten bendrų standartų nebuvimas ar didelės investicijos į infrastruktūrą arba duomenų privatumo ir saugumo problemos, bet taip pat yra ir tokie labai specifiniai iššūkiai, kurie būtent miškų sektoriui tampa svarbus ir su jais svarbu tvarkytis. Tai čia išskirčiau būtent miškų sektoriaus uždarumą tam tikrą ir inerciją, tai yra tą veikimą įprastų algoritmų ir labiau kliaujantis vien savo išmanymų ir gebėjimais ir menkiau pasitelkiant kitų disciplinų specialistus. Ir taip pat labai svarbus stabdantis veiksnys yra teisinio reguliavimo ir viešo administravimo kliūtys. Čia galima būtų kalbėti atskirai apie mūsų bendrai miškų valdymo sistemą ir tą perdėm detalų teisinį reguliavimą ir bandymą viską rašyti į normatyvus. Tai tokiu atveju, žinoma, tada kažkokiems pokyčiams jau tai yra labiau stabdis negu pagalba.
Bet iš kitos pusės skaitmeninės technologijos jos turi labai daug privalumų, jos gali padėti mums ne tik padidinti veiklos efektyvumą ar sumažinti veiklos kaštus, kas sakykime, nėra specifiškai miškams, o bendrai bet kuriame sektoriuje, bet taip pat gali labai pagerinti mūsų turimą valdomą ir naudojamą informaciją apie miškus, padidinti duomenų tikslumą, o tuo pačiu sustiprinti pasitikėjimą tarp ekosistemos dalyvių arba netgi ir padidinti patį miško ekosistemą. Tai štai, mes jau čia, aš mėgstu tą vis pakartoti, dažnai mes įsivardyjame, kad šiuo metu turime tokį laiką, kai iššūkiai miškų ir miškų sektoriuje tik didėja ir jie reikalauja naujų sprendimų. Iš kitos pusės mes turim dabar, netgi šiuo metu, jeigu pažiūrėsime, kad ir iš politinės pusės, mes turim tam tikrą pauzę, sakyčiau, bet kokiuose su miškų ir miškų sektoriaus ateitimi susijusiuose sprendimuose. Tai, tie lūkesčiai, kad miškai labiau prisidės švelninant miško kaitą, jie yra dideli, jie dar labiau didėja. Iš kitos pusės patys miškai sunkiai prisitaiko ir kenčia nuo klimato kaitos. Mes turime labai skirtingus ir konkuruojančius poreikius miškams, kur reikalingas balansas. Mes turime skirtingų sektorinių politikų įtaką ir spaudimą miškams, ar mes kalbėsim apie aplinkosaugos politiką, ar mes kalbėsim apie klimato kaitos valdymą ir su tuo susijusią politiką, ar įvairias kitas politikas, tai į miškus yra žiūrima iš įvairių kampų ir ypač, kai mes vertiname per ES lygmenį, tai nors ir neturime specialios tokios, sakykime, atskiros miškų politikos ES lygmenių, bet kitos sektorinės ES politikos jos labai didelę įtaką daro tam, koks turėtų būti miškų sektorius ir kaip turėtų būti tvarkomi mūsų miškai. Dar kiti iššūkiai susiję su miškininkystės specialistų trūkumu, jau mano minėtas biurokratizuotas miškų valdymas ir teisinis reguliavimas. Tai visi šitie iššūkiai, jie, iš kitos pusės, netgi skaitmeninės technologijos, jos pačios keičiasi labai sparčiai, todėl tai negalima tikėtis, kad sukūrus vieną sprendimą bus galima ramiai jį naudoti. Tai su visais šitais iššūkiais tvarkytis gali padėti tiek skaitmeninės technologijos, tiek tvirtas mokslinis pagrindas. Ir čia štai šitoj visoj tokioj, sakykime, aplinkoj ir gimė projektas Forest 4.0, tai jau nutiko porą metų, 23 metais. Tai prašyčiau rungti būtų labai šaunu. Man tavo balsas gal geriau girdėtas, žinai. Ar galima išsijungti mikrofonus, prašau? Taip, gerai, turbūt galime tęsti. Ačiū. Tai kaip ir minėjau, prieš porą metų, 23 startavome su Forest 4.0 projektu, didžiulis projektas, kai vertinam Lietuvos masteliu, jau jis yra didelis, kai vertinam miškų tematikoje esančių projektų masteliu, jis yra labai didelis. Tai yra Europos horizonto programos projektas su papildomu bendrą finansavimu iš kitos susijusio, taip pat Forest 4.0 bendrą finansavimui skirto projekto, bendrai sumoje kalba eina apie 20 milijonų eurų finansavimą, kurio, sakykime, mes taip vadinam, kad pusę sudaro nacionalinė dalis, pusę ES dalis.
Tačiau tai abi tos dalys yra susijęs su ES lėšomis. Ir šito projektas startavo apjungiant Lietuvos ir Švedijos, sakykime, mokslo institucijų kompetencijas, mokslo ir verslo institucijų kompetencijas. Tai mūsų projekto partneriai yra Linėjaus universitetas Švedijoje, lietuviškas Kauno technologijos universitetas, taip pat yra Interior Cluster Sweden, tai yra dizaino interjero klasteris Švedijoje ir mūsų lietuviškas Agri-Food Lituanija. Ir mūsų šito viso projekto apimtyje šiuo metu daugiau ar mažiau yra įtraukta apie 60 žmonių. Žinoma, tai yra dalis, kurie dirba daugiau pilna apimtimi, kurie mažiau įsitraukia, bet bendrai sudėjus apie 60 žmonių jau yra mūsų šito projekto rėmuose. Dabar toliau projekto pagrindinė mintis ir tikslas tai yra sukurti Forest 4.0 kompetencijų centrą. Tai iš esmės apjungiant miškų ir susijusių mokslų kompetencijas su informacinių technologijų mokslų kompetencijomis, pasitelkiant inovatyvias skaitmeninės technologijas, kurti mūsų taip vadinamus Forest 4.0 sprendimus miškams, miškų sektoriuje ir miškuose dirbantiems žmonėms. Čia vėlgi jau minėjau, kad yra projektas, yra kompetencijų centras, reiškia pats projektas yra kaip įrankis sukurti tą kompetencijų centrą. Yra reikalavimas, jog kompetencijų centras, kad turi būti sukurtas atskiras juridinis vienetas viešoji įstaiga, Forest 4.0, ji yra įsteigta, užregistruota pernai rugpjūtį, realiai veiklą vykdom nuo šių metų balandžio. Ir kur yra pati bene svarbiausia šito viso sumanymo dalis, kad tas kompetencijų centras tvariai veiktų ir pasibaigus projektui, tai yra po 29 metų. Tai tam yra reikalinga, susikurti tokią stabilią struktūrą ir pasitelkti visas geriausias mokslinės, vadybinės ir kitas kompetencijas. Dar truputėlį, kad pabandyt labiau paaiškinti tą sąsają tarp projektų ir kompetencijų centro, tai jau čia schematiškai pabandau atvaizduoti, reiškia, mes turime tuos mano prieš tai minėtus 5 partnerius, 3 universitetus ir 2 verslo subjektus, kurių visų atstovai įeina į mūsų viešosios įstaigos Forest 4.0 valdybą. Tuomet turime patariamąją tarybą, į kurią esame pakvietę mūsų supratimu svarbiausių miškų sektoriaus dalyvių atstovus. Ir tokiu būdu mes kuriame tą atskirą juridinį vienetą viešąją įstaigą, kuris, sakykime, turės savo struktūrą, bet kas yra labai svarbu, kad tai nebus vien tik atskirai veikiantis vienetas, nes kompetencijų centras tai nėra vien tik tai ta viešoji įstaiga, o tai yra kartu ir visos tos kompetencijos, kurias galima pasitelkti iš mano jau minėtų projekte dalyvaujančių universitetų, žinoma, iš kitų su miškais ir informacinėmis technologijomis susijusių mokslo ir mokymų įstaigų. Ir čia, kai mes kalbam tiek apie mokslinių tyrimų organizavimą, tiek apie įvairias kitas veiklas, kad ir projektinės veiklas. Tai matyt, pagrindinis kompetencijų centro vis tiek pagrindinė ašis ir dalis, tai yra mokslinės kompetencijos.
Tai yra moksliniai tyrimai ir mūsų Forest 4.0 kompetencijų centre yra suformuota tam tikra schema, tam tikra metodologinė sistema, kaip esamos mokslinės grupės arba laboratorijos, tiek esamos, tiek dar kuriamos, kaip jų kompetencijos apjungiamos tam tikrose skirtingose tematikose ir tada jau įgyvendinant vieną ar kitą konkretų projektą, apie kai kuriuos jų mano kolega Gintautas tada plačiau papasakos, bet pati principinė schema tai yra tokia, jog esmė yra tarpdiscipliniškumas. Ir čia turbūt yra stiprioji mūsų kompetencijų centro dalis, kad mes nežiūrime siaurai tik tai iš vieno sektoriaus pusės. Mes nemanome, kad miškininkai gali viską padaryti patys veiklose, kurios su miškai susijusios. Mes manome, kad yra labai svarbu būtent tarpdiscipliniškumas ir kad tie, kas geriausiai išmano savo darbą, kartu tą darbą ir darytų bendram rezultatui. Taip pat Forest 4.0 projektas, jis turi savo tam tikrą infrastruktūrą, jis projekto metu yra įsigyjama įvairi infrastruktūra, tai yra ir įvairi įranga ir įvairius, sakykime, priemonės ir įranga. Ir ta infrastruktūra, ji žinoma papildo jau esamą universiteto infrastruktūrą, tai šituo atveju kalbu apie Vytauto Didžiojo universiteto infrastruktūrą, bet tai yra ir kitų mūsų partnerių infrastruktūra, kuri panaudojama tam tikrose konkrečiuose projektuose. Mes turim savo tą vieną iš užduočių turėti specialų matavimo bokštą Aukštaitijos monitoringo stotyje, prie kurio dirbame kartu su urėdija ir saugomų teritorijų tarnyba, prie jo statybos, nes ne taip paprasta pastatyti 50 metrų bokštą saugomoje teritorijoje ir dar miške. Tai ta prasme, jo pagrindinė paskirtis vėliau jau bus atlikti įvairius tiek šias emisijų srautų ir koncentracijų matavimus, tiek įvairių kitus matavimus, kurie tada vėliau būtų jau naudojami tiek mūsų aplinkos monitoringo programos įgyvendinimui, tiek ir mūsų naujų papildomų būsimų, sakykime, įvairių projektų rėmuose. Žinoma, yra numatyta šio projekto ribose įsigyti ir didelio našumo skaičiavimo įrangą, tai šiuo metu dar yra pirkimų stadijose, bet čia aš tik tai pavardinu keletą dalykų, kad maždaug pasakyti, kokios tai yra apimties visi šitie darbai, kad jie yra pakankamai reikšmingi. Ir tokiu būdu mes matom visą šitą Forest 4.0 kaip tam tikrą žinių ir bendradarbiavimo platformą, kuri jungtų miškų ir IT mokslininkus, bet žinoma ir susijusių sričių mokslininkus, kuri kurtų ir diegtų pažangiomis skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas inovacijas miškuose, veiktų tarp institucinių ir tarp disciplininių principais, ir kuris sudarytų sąlygas perduoti būtent mokslinių tyrimų patirtį ir gerąją praktiką tarp atskirų mokslo sričių ir skirtingų šalių. Tai mes tai matome kaip tam tikrą tiltą tarp mokslo, praktikos ir politikos, kuris kartu didintų ir visuomenės dalyvavimą, sprendžiant svarbiausius miškų klausimus. Taigi tie mūsų Forest 4.0 sprendimai, kuriuos mes kūrėme ir vystome, iš principo jie ir skirti tiek geriau pažinti pačias miško ekosistemas ar valdyti miškus šiandienos iššūkių kontekste, tiek tiksliau apskaityti miško išteklius ir juos stebėti ir modeliuoti ateities scenarijus. Ir tai
apima visas tas sritis ir tiek su klimato kaita sąsajoje, tiek su bioįvairovės išsaugojimu ir puoselėjimu. Ir galiausiai taip pat yra tie sprendimai, gali padėti rasti ir mokslo žiniomis grįstus miškų politikos tam tikrus jau sprendimus. Tai čia mes prisidėlioję tokių ambicijų esam didelių. Turbūt didžiausia mūsų ambicija ir tokia plačiai apimanti, tai sukurti pažangiosios miškininkystės viziją ir koncepciją Lietuvai. Čia pažangiosios miškininkystės, taip kaip mes ją suprantame pažangioji ir taip kaip mes kartu bendradarbiaudami bandysime išsiaiškinti, kuri ta, ką ji turi apimti, gal taip pasakysiu. Ir tokie kiti susiję dalykai, kaip kokybiškai nauja informacijos apie Lietuvos miškų sistemą, jie neišvengiamai tos naujos vizijos dalis ir koncepcijos, ar sakykime, Lietuvos ar Baltijos šalių miškų sektoriaus modelis, tai yra tam tikra modeliavimo priemonė. Ir taip pat mes turime ambiciją prisidėti ieškant sprendimų nuolatinės bendros miškininkavimui, įvairesnių miškų auginimui Lietuvoje, žinoma, perėjimui prie prisitaikančio adaptyvaus miškų valdymo nuo to, kurį turime šiandien. Taip pat čia jau labai konkretus vienas tikslas yra, kurį mes jau kartu su kolegomis iš Linėjaus universiteto įgyvendiname, tai yra kuriama skaitmeninės miškininkystės studijų programa. Ir tada turime ambiciją eiti toliau ne tik miško ribose, bet ir už miško, tai yra sprendimai pridėtinės vertės iš miškų didinimui, čia jau tiek sąsajoje su medienos pramonė, tiek sąsajoje ir su nemedieninė ekonomika. Ir kad visi šitie mūsų sprendimai, mūsų šitos ambicijos neliktų vien tik tai stalčiuose, tai tam mes jau esame pradėję ir kuriame Forest 4.0 ar skaitmeninės miškininkystės, ar kaip mes bepavadintume tinklą, į kurį bandysime įtraukti visas plačiai su miškai susijusias institucijas, organizacijas. Čia su kai kuriomis mes jau turime labai konkretų bendradarbiavimo sutarčių formą. Čia matom logotipus tų, su kuriomis jau dabar labai tampriai ir betarpiškai bendraujame. Tai nes mes manom, kad tik tai pasitikrinus ir kartu ieškant, tie sprendimai gali būti tokie, kurie galėtų būti ir realizuojami realiai ir nesudėtingai realizuojami ir turėtų praktinę naudą. Tai aš čia padariau tokį kaip ir įžanginį pranešimą apie mūsų projektą kompetencijų centrą, kažkiek užsiminiau apie mūsų tuos numatomus artimiausius darbelius arba didesnius darbus arba mūsų tas dar tolesnes ambicijas. Tai dabar prieš perduodant Gintautui kolegai estafetę, aš sakyčiau, kad gal galėtume žvilgtelti į mūsų klausimų ir atsakymų skiltį, ar mes turime kažkokių jau iškilusių klausimų pranešimo eigoje. Matau, kad ne. Tai tada, jeigu tokia situacija, tai žinoma, dar kartą paraginsiu, kad jeigu dabar pasiklausius šitos prezentacijos ar mano šito monologo dabar kyla kažkokių klausimų
ir jų dar neišvengiamai kils ir po Gintauto kalbos, tai siūlau tuos klausimus užrašyti, mes pabandysime juos apžvelgti arba eigoje, arba pabaigoje po pristatymų. Dabar prieš perduodant Gintautui, matyt, galėtume pasidaryti poros minučių techninę pertraukėlę. Tai trumpam tik neprapuolam labai ir po kokių 3-5 minučių sugrįžtam atgal ir tada pratęsim. Diena, yra toksai posakis, anksčiau pradėsiu, anksčiau baigsi, tai tikiuosi 2 minutės praėjo ir jei kas buvote pabėgę, jau spėjote sugrįžti. Man tenka tokią misiją šiek tiek išvystyti tuos pasakymus, kurie nuskambėjo prieš būsiuose pristatymuose. Pažangioji miškininkystė. Natūralu, kad pažangiąją miškininkystę mes galime įvardinti visą tai, ką mes darysime ateityje ir ką mes manome esant geriau nei darome šiandien. Natūralu, kad Forest 4 projekte mes miškininkystę bandome sieti su skaitmenizacija ir žiūrėti į pažangą per skaitmenizacijos prizmę. Natūralu, kad tai yra susiję ir čia ne tik tai visame mūsų projekte dalyvauja ir pažangę miškininkystę, kuria vien tik informatika ir žmonės susiję su informatika. Todėl man teko tokia misija, pirmas susitikimas, jų bus ir daugiau, bus labiau specializuotų ir nagrinėjančių specifinius klausimus, kurie gali būti įdomus, ne tai, kad plačiaja miškininkų ar mišką mylinčių specialistų bendruomeniai, bet galbūt ir jie bus įdomus tik tai specializuotiem savo srities ekspertam. Man tenka misija šiek tiek pavystyti šitą supratimą, kuris yra kuriamas tiek Lietuvos miškininkų, tiek pasaulio miškininkų ir tame tarpe ir Forest 4.0 komandos, kaip jau ir matėte, 60 žmonių vienaip ar kitaip yra prisijungę šitų veiklų. Aš trumpai priminsiu tuos iššūkius, kuriuos jau Nerijus įvardijo, tačiau siedamas su uždaviniais ir su sprendimais, kurie bus ir kurie ne tik bus, bet jie jau kuris laikas yra vystomi šitos komandos ir šito projekto ir visos Forest 4 bendruomenės. Taip pat bus pristatyta keletas idėjų, kurios mes, projektų pradėtų vykdyti darbų, kurie galbūt bus išsamiau pristatyti ir kituose seminaruose, kituose renginiuose. Savaime suprantama, šitas seminarų ciklas yra pirmiausia viešinimo renginys, bet natūralu, kad vyksta ir ženkliai daugiau. Yra būdų ženkliai veiksmingesnių tikėtina nei seminarai pristatyti šitom naujovėm, diegti jas Lietuvos miškininkystė. Tai bus keletas statymų apie tas veiklas, kurios jau vyksta susijusios su skaitmeninė miškininkystė. Ir jeigu jau kalbame apie tuos iššūkius Lietuvos miškininkystėj, aišku, mes susidurime su šiandien, jeigu kalbame apie iššūkius, ko gero svarbiausias iššūkis vienaip ar kitaip yra susijęs su klimato kaita ir klimato kaitos švelninimu. Ir su tom potencialiom problemom, kurias apsprendžia tiek miškininkystė Lietuvoje, tiek ir politiniai įsipareigojimai ir noras, nemažai svarbu ir noras rodyti savo lygių ir Europos mastu. Mes sakykime, yra irgi prognozės, kad anglies balansas, bendras anglies balansas, jis gali mažėti Lietuvoje, jeigu miškų kirtimai ir toliau bus išlaikomi prieaugio ribose. Ir tiek, kad tačiau potencialas didinti Lietuvos miškingumą, ypač didinti iki tokio lygio, kuris yra politiniuose dokumentuose
įvardyjamas yra ganėtinai sudėtinga. Natūralu, kad reikalinga ieškoti sprendimų, tuo labiau, kai mes turime, nesakyčiau, įsipareigojimus, reikėtų sakyti įpareigojimus, tarkime, anglies sankaupų pokyčio didinimo srityje ženkliai didesnius nei Lietuva būdama pagal savo miško žemės plotą, tarkim, kur tai per vidurį Europos Sąjungoje turi tuos įpareigojimus didesnius ir nenorime mes turbūt tapti tokiam šalim kaip, tarkime, Suomija, Latvija, Estija, kurios miškingesnės ir miškininkavimo tradicijos tikrai nėra prastesnės, bet miškas yra anglies emisijų šaltinis. Ir lygiai taip pat yra ir kitos problemos, kur reikalinga mokslo ir žiniomis grindžiamų sprendimų. Mums būtina yra pasiruošti ir pradėti, jeigu kalbame apie anglies ūkininkavimą, tai vėlgi tai yra didžiulė niša miškininkui, tiek valstybiniam miškininkui, tiek privačiam miško žemės ir miškininkui. Tai natūralų ūkininkavimas, anglies kaupimo ūkininkavimas miškuose jis turi kažkuo būti pagrindžiamas ir pagalba. Lygiai taip pat mes turime bandyti ieškoti perėjimo prie alternatyvių miškininkavimo metodų, kurie leistų atsakyti į visus tuos iššūkius, ieškoti sprendimų. Puikiai suprantame, kad miške fizinis eksperimentas yra sudėtingas ir šitos eksperimentus mes turėtume atlikti kompiuterinėje aplinkoje, tačiau tam, kad eksperimentuoti reikalingi įrankiai, ką mes irgi gyvename situacijoje, kai jau planinė ekonomika yra istorija jau 30 mečius, bet reiktų pripažinti, nesame toliau nuėję nuo komandavimo ir kontrolė grindžiamos miškininkystės, miškų ir daug ko kito valdymo. Ir tam, kad aktyvumui didinti, reikalinga vėlgi specializuota, kokia labiau optimalesnė valdymo technologija ir tam vėlgi yra sunku apsieiti be didėjantis apribojimai, didėjantis, sakykime, tokie tai politiniai įsipareigojimai, vėlgi natūralu verčia mąstyti ir apie kokias tai irgi miškininkavimo alternatyvos, kurioms reikalingi mokslo ir skaitmeninėmis technologijomis grindžiami sprendimai. Tuo labiau, kad, galime sakyti, miškininkas viską įpratęs atkentėti, bet specialistų skaičius nedidėja, poreikis yra didesnis negu pasiūla ir mes miškų ir ekologijos fakultete pastaruoju metu tikimės, kad šitą stojančių skaičiaus problemą po truputį sprendžiame ir kas tai yra būti duobėje, tai dar nereiškia, kad tu nepaskesi, bet yra bandoma ieškoti priemonių, kaip tikslinės stipendijos projektas, Foras 4 skiria stipendijas studentams, jau 2 ciklai stipendijų. Kuriame naują studijų programą skaitmeninė miškininkystė, kuri neturėtų tapti konkurentų klasikiniai miškininkystei, bet tai turėtų būti irgi sprendimas prisidedantis prie miškininkystės interesų plėtojimo. Ir kas yra? Ir viso to centre yra vystoma išmaniosios miškininkystės vizija, kuri turėtų apimti tiek miškų tvarkymo koncepcijų peržiūrą, jų modernizavimą, tiek įveiklinti skaitmeninės technologijas, tokias technologijas, kurios ir patenka po tą Forest 4.0 sampratą. Jeigu tam dar klausimas kyla, tai Forest 4.0 yra iš principo susijęs su 4-osios pramonės revoliucijos technologijomis, tokio kaip dirbtinis intelektas, daiktų internetas ir blockchain technologijos diegimu šiuo atveju miškininkystėje, tam, kad mes galėtume kurti ir vystyti išmaniosios miškininkystės koncepciją, kuri yra grindžiama
ir tiksliąją miškininkystę, spėjamąją analizę, sprendimų priėmimo sistemomis, įvairiapusių ekosisteminių paslaugų vertinimo, tame pažangiomis nuotolinių tyrimų technologijomis tam, kad surinkti geresnius, gausesnius duomenis, juos apdoroti. Ir visą tam mes savaime suprantame, turime pasitelkti, ieškoti naujų sprendimų. Ir dabar šiek trumpas žvilgsnis į tas prielaidas, kurios lėmė, kad mes esame ten, kur esame, ir tam, kad pagrįsti tuos sprendimus, keliavimo į priekį sprendimus, tam, kad pagrįsti skaitmeninės miškininkystės svarbą, skaitmenizacijos miškininkystės svarbą, leiskite man keletą minučių pabandyti susisteminti tam tikras mintis apie tai, apie dabartinę Lietuvos miškininkystę ir kas ją, kokie yra, sakykime, tie iššūkiai ir koksai galėtų būti sprendimas. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, galėtume nukeliauti laiko mašina kelis šimtmečius atgal, turbūt 16-17 amžiuje pastume, kad tada, kada atsirado ta dabartinė šiuolaikinė miškininkystė, ji neatsirado vien dėl to, kad laikas pribrendo, bet tiesiog iškilo Europoje didžiulė medienos krizė ir tam, kad tą krizę vienaip ar kitaip spręsti, buvo būtinybė surasti įrankius, surasti metodus miškininkavimo tvarumui užtikrinti tam, kad miško naudojimas, miškai būtų išlaikomi, veisiami ir jo naudojimas būtų nuolatinis. Ir tada susiformavo tie šiuolaikinės miškininkystės principai, kurie yra iki šiandien, yra sudėtinga juos ir kaip nors ir uždiskutuoti. Bet ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad bent jau Europoje, centrinėje Europoje ir tame regione, kur mes esame, tuo pat metu praktiškai susiformavo dvi miškininkystės koncepcijos, kurios iš principo sprendžia tai, kaip mes ūkininkaujame. Tai viena iš šitų miškininkystė mūsų visiems puikiai pažįstama yra miškininkystė orientuota į vienamžių, dviamžių, kaip mes pavadinsime, medynų auginimą. Kita alternatyva, kuri praktiškai užgimė, gal šiek tiek ir vėliau, pamačius vokiečių miškininkams, kad yra sudėtinga kartais ūkininkauti būtent šitą prastesnė iš pirmo žvilgsnio vienamžių medynų auginimu grindžiama miškininkystė, atsirado kita miškininkystės koncepcija orientuota į įvairiamžių medynų auginimą. Ir kuom jos yra ypatingos, jeigu pirmuoju atveju, kokie pagrindiniai požymiai yra tiesiog mes stengiamės įformuoti medynus, kuriame būtų daug vidutinių dimensijų medžių, tuo tarpu miškininkystės atveju orientuoto į nuolatinę, per amžius medynus, medynę mes dažniausiai turėsime daug plonų, mažiau tolesnių medžių. O kalbant apie šitas dvi miškininkystės koncepcijas, tai pirmu atveju mes irgi manipuliuojame tokiais terminais kaip kirtimo apyvarta, pagrindiniai kirtimai, dažniausiai ne plyti, o plyni kirtimai, atkūrimas. Tuo tarpu įvairiamžių medynų auginimų grindžiamoje miškininkystėje mes kalbame apie nuolatinę dangą, savaiminis atsikūrimas, dažniausiai ūkininkavimas medžio lygių ir panašius dalykus. Natūralu, kad ir ūkininkaujant pagal šitas koncepcijas šiek tiek skiriasi poreikis rodikliams, kurie yra svarbus miškininkavimo sprendimams priimti. Pirmu atveju mes kalbame svarbu amžius, tūris, plotas, vyraujantį medžių rūšis, tai antruoju atveju svarbiau yra galbūt skersmuo, medžių rūšis, medžio ar medynų prieaugis. Ir bet koks yra visų šių paminėtų koncepcijų bendras bruožas, ką mes pasigendame. Iš principo viso kalbame miškas, vienamžis miškas, medynai, vienamžiai medynai, įvairiamžiai medynai, bet iš principo pastebime, kad čia nėra šitose koncepcijose visgi žmogaus. Ir natūralu tam, kad šiandien yra praktiškai žmogus
visgi yra svarbesnis, negaliu sakyti svarbesnis, bet nemažiau svarbus dalyvis kaip ir miško ekosistemos. Ir natūralu, kalbant apie šiuolaikinę miškininkystę, mes negalime išeliminuoti žmogaus iš viso šio proceso. Taigi, koks yra žmogaus vaidmuo visame šitame didžiajame reikale, kurį mes pavadinkime miškininkystę. Tai iš principo, jeigu pažiūrėsime, galimi 3 žmogaus ir gamtos santykių tipai. Tai visgi mes galime laikyti, kad žmogus dominuoja prieš gamtą. Tai yra kaip krikščionybės ir judaizmo požiūris, visų tų klasikinių didžiųjų religijų požiūris, nugalėk laukinę gamtą, naudokis resursais, žmonijos augimas visų pirma yra siektinas, o miškai ir ištekliai vis tiek jie yra neriboti dėl nuolatos progresuojančių technologijų. Kitas požiūris yra stengtis siekti žmogaus ir gamtos koegzistavimo. Vėlgi, kadangi argumentai vėlgi atrodytų labai logiški, kadangi žemės pajėgumai riboti, žmonijos augimas iš principo yra vengtinas, ir jisai turėtų būti sustabdytas, nežinau kaip, karais, badais, marais, bet tiesiog pristabdytas ir jeigu žmogus pakeis metodus, jis galės klestėdamas žmoniją ilgai gyventi. Ir pagaliau yra trečia koncepcija, kuri akcentuoja gamtos dominavimą prie žmogų, kuri teigia, kad, nesvarbu, ką žmogus pasakytų, bet paskutinis žodis yra gamtos. Aš manau, kad, tarkime, mūsų giminaičiai, neandertaliečiai gyveno gamtos dominavimo sąlygomis, ir istoriją mes turbūt taip pat žinome. Tačiau yra tos koncepcijos, jos egzistuoja, natūralu, kad jos ir iš principo ir apsprendžia mūsų suvokimą, miškininkavimo supratimą, o kartu ir lūkesčius, kuriuos šiandieninė visuomenė kelia miškininkystei. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, kas iš principo, jeigu žvelgiant, kas atsitinka, sakykime, šitos turime istoriją tokią ir, sakykime, klasikinis gamybos tvarumo principas, iš principo jis evoliucionavo į daugialypio miško naudojimo tvarumo principą, kuris teigia, kad miško naudojimas jis turi būti toks, turi būti planuojamas ir vykdomas taip, kad visos mūsų miško funkcijos būtų nuolatos palaikomas, plėtojamos ir naudojamos visuomenės pageidaujamų intensyvumų, ir tai iš principo apsprendžia šiuolaikinę Lietuvos miškininkavimo doktriną. Tai visgi yra ilgametė sėkmės istorija bei iš principo tai yra konservatyvus principas naujų iššūkių atžvilgiu, jeigu kalbame šiandien. Lygiai taip pat visuomenės vertybių evoliucija veda prie naujo požiūrio, kuris akcentuoja miško ekosistemų tvarumo principą. Tai socialinių vertybių principą, jeigu mes akcentuojame miškų, tarkime, taikymą rekreacijai ar, sakykime, tiesiog buvimą propaguojame šalia mano ar kaimyno gyvenamos vietos, kuris teigia, kad miškų naudojimas turi būti vykdomas taip, kad miško ekosistema pati galėtų funkcionuoti, o žmogaus įsikišimas jisai turėtų būti minimalus. Ir aišku, ir šiandien, bent jau Lietuvos sąlygomis pastebima, ar ši kova dėl šitos koncepcijos kova, ar ši kova dėl vietos pasaulyje, tiesiog bandymai, net ir specialistų miškininkų bandymai revizuoti, adaptuoti klasikinę miškininkavimo doktriną, kartais irgi nesusimąstant, kad tai yra visiškai nepriklausoma ir savarankiška principas, kuris, kad ir pasižymi perdėtų optimizmų, bet tam tikrų skeptiškumų iš dalies patikrintų tiesų atžvilgių, bet ir mes keliame užduotį šiuolaikiniai miškininkystei, tai pažangiai miškininkystei ir tokiai miškininkystei, kurią bando propaguoti ir vystyti ir mūsų projektas, bei šitą grupę tiesiog nutiesti tiltą tarp įvairių tų dviejų tvarumų filosofijų, tarp daugialypio miško naudojimo tvarumo ir natūraliai funkcionuojančių miško ekosistemų tvarumo, o tam ką pasitelkiant, sakykime, šitą technologijos, apie kurias mes čia ir kalbame. Ir čia tam, kad mes tuo labiau, kad Lietuvos sąlygomis mes turime pilnas galimybės ir sąlygas koegzistuoti ir abiem šiom koncepcijom, net ir tom abiem mano minėtom miškininkavimo dviem paradigmom grindžiamų
tarkime, nuolatinė danga ir grindžiama kirtimo apyvarta ir vienamžių medynų auginimu, nes jeigu pasižiūrėsime Lietuvos sąlygomis, yra visos galimybės plėtoti tiek vieną, tiek kitą miškininkystę. Ir, tarkime, čia mano yra nuomonė, kad, tarkim, tas pats artimas gamtai miškininkavimas, jis visų pirma yra toks, ne tiek, kad koks aprašytas būsimo miškų įstatyme ar kokiuose tai politiniuose dokumentuose, bet natūraliai suvokiamas kaip mokslininkui. Yra tokia praktika, kai mes emuliuojame tuos natūralius procesus, kurie įvyktų gamtoje be žmogaus, tik juos paspartindami. Ir jeigu pasižiūrėsime čia mūsų modeliavimo rezultatai, tai Lietuvoje galėtų vykti ir sukcesija po didelės apimties trikdžių, kurie iš principo susijusi su vienamžių medynų auginimu. Kitas klausimas, lygiai taip pat ir Lietuvoje yra erdvės ir vietos miškininkystei orientuotai į daugiamžių, įvairiamžių medynų auginimą su visiškai kitokia miškininkystė, galbūt ir be tų kategorijų kaip pagrindiniai kirtimai, ugdymo kirtimai ir panašus dalykai, kurie atrodytų, kai įsivaizduojame. Ir tam tiltui tiesti mes siūlome tokią naują miškininkavimo paradigmą, kuri vėlgi tiesiogiai siejasi ir su, iš dalies siejasi ir su mūsų specifika, kompetencijom, tai aš čia įvardiju kaip tikslioji miškininkystė ir šitos paradigmos tiksliosios miškininkystės kertiniai aspektai yra tiesiog informacijos rinkimas ir jos organizavimas, orientuojantis į detalesnius apskaitos vienetus, detalius nei miško sklypas. Ir tai gali būti, ir aš toliau pabandysiu parodyti, tiek medis, tiek ekofiziologiniai procesai, medyje ar miške, ar gal net detalesnė informacija apie procesus vykstančius visoje, sakykime, vertės grandinėje, apie kurios mes ir nesusimastydavome. Lygiai taip pat, turėdami detalesnę informaciją, mes turėtume turėti įrankius tiem procesam geriau pažinti, modeliuoti juos tam, kad gautume duomenis apie mišką kitoje vietoje, kitom sąlygom, kitų laiku. Natūralu, kad mes turime matyti visą paveikslą. Tam, kad priimti geresnius sprendimus, mums reikia žinoti procesus ne tik vykstančius miške, bet mums reikia preciziškai ir tiksliai žinoti procesus vykstančius visoje vertės grandinėje, visame kraštovaizdyje, visame regione, ir globalius procesus, nesvarbu, kad mastelis galbūt globalus, bet tasai preciziškumas ir tikslumas pasireiškia informacijos detalumui tam, kad mes galėtume priimti geresnius miškininkavimo sprendimus, didinti miškininkavimo, adaptyvaus miškininkavimo, adaptyvus miškininkavimas, iš principo tai irgi valdymo technologija, kuri leidžia priimti geresnius sprendimus. Čia galbūt ne šito seminaro yra tikslas, o tam, kitaip sakant, skaitmeninių technologijų, ta skaitmeninių technologijų ši tikslioji miškininkystė yra neįmanoma, bet kita vertus yra ir skaitmeninių technologijų naudojimas, jisai automatiškai veda prie tikslesnės miškininkystės su geresnė informacija, geresniais sprendimais ir įrankiais tiem sprendimam pasiekti. Ir čia toliau keletas yra tokių pavyzdžių, kurie susiję yra su mūsų ekscelencijos centro veikla. Galbūt kai kurie tie darbai yra, sakykime, pradėti šiek tiek anksčiau. Reikia pasakyti, kad niekas čia nėra daroma, kad čia, tarkime, vienas profesorius sėdi ir jo grupė visą tai daro. Iš tikrųjų, galbūt kolegos ir nepaminėjo. Tas žodis Forest 4 iš tikrųjų siejasi ne tik tai su ekscelencijos centru, bet jisai siejasi ir su mokslinio tyrimų infrastruktūra. Tarkime, Forest 4.0 yra Lietuvos registruota mokslinio tyrimų infrastruktūra miškininkystės srityje, į kurią įsijungia tiek visi miškų ir ekologijos fakulteto vadovų mokslininkai, tame tarpe ir
Lamso miškų institutas su savo laboratorijoms ir tai yra siekis dirbti kartu ir čia tai, ką tie bus kokios tai projektėliai pristatyti, tai yra jie vykdomi tiek mūsų, tiek kolegų iš universiteto, tiek prisijungiant ir miškų tarnybos ekspertams, tiek ir valstybinių miškų urėdijos specialistams, kadangi tai yra visų bendras reikalas. Na ir pradėkime nuo matavimų. Skaitmeninės technologijos, šiandien be skaitmeninių technologijų sudėtinga įsivaizduoti matavimus miškuose. Galbūt čia aš įrangą tą, kurią miškininkui pažįstama iki kraujo pavaizdavau, tačiau kur centrinis elementas visgi būdavo žmogus, plius matavimo prietaisas. Natūralu, kad skaitmeninės technologijos jis šiek tiek leidžia pakeisti tuos prioritetus visoje šitoje sistemoje, akcentuoti jutiklių sistemos, tegu juodą darbą dirba jutikliai, prietaisai, robotai, o žmogus jis turi būti ne matuotojas, bet jis turi būti analitikas, jis turi būti ne tik mokėti medžių skersmenį pamatuoti, bet jis turi suprasti, kodėl jisai jį pamatavo ir kaip tai geriau padaryti. Na ir mes irgi didelį dėmesį skiriame lazerinio skenavimo technologijoms, tai galbūt jau tai dešimtmetis, kai nieko ypatingai naujo, tačiau miškininkystės srityje tai yra turinti didelės perspektyvos technologija, hiperspektrinis skenavimas. Mūsų kolegos buvo pirmieji, ko gero, Lietuvoje, kurie pradėjo taikyti šias technologijas, naudoti kartu su pilotuojama aviacija, bet šiuo metu yra pradėtas vykdyti didelis projektas kartu su valstybinė miškų urėdija ir su partneriais iš Lenkijos, kurio metu valstybinės miškų tarnybos užsakymų tikiuosi bus sudėlioti visi taškai ir mes artimiausiu metu tikrai turėsime rezultatus ir tikrai turėsime atskirus seminarus, kurių metu bus įvardinti tie rezultatai visą, sakykime, Tauragės regioniniam padalinyje, didžiuliai plotai, visą, sakykime, įvairios technologijos bus vertinamas. Tuo labiau, kad Forest 4.0 yra išvystyta ir turima šiuo metu pradeda intensyviai dirbti unikaliai, iš principo net ir pasaulio mastu technologija, įranga, kurioje į vieną komplektą yra sukomplektuota tiek lazerinis skeneris, tiek du hiperspektriniai jutikliai, tiek įprastinė, ne visai įprastinė galbūt kaip buitinė prasme, bet įprastinė nuotoliniuose tyrimuose, artimojų infrarūdinių spindulių zonoje dirbanti kamera. Ir ji yra montuojama šitą sistemą į pilotuojamą orlaivį. Jau yra pirmieji rezultatai gaunami ir artimiausiam savaitėm 10 000 hektarų precizinio skenavimo, lazerinio skenavimo Tauragės miškuose bus padaryta ir kaina yra kartais mažesnė, esant tai pačiai duomenų kokybei, nei iš principo galima tikėtis iš profesionalią techniką grindžiamą. Lygiai taip pat yra iš esmės išvystytis lazerinio skenavimo ir hiperspektrinio skenavimo sprendimai naudojant bepilotę aviaciją. Mes, sakykime, čia iliustracijos, ko gero, susijusios čia su Venecijos architektūros bienalė, kur čia Vilkaviškio, ko gero, autobusų stoties modeliai padaryti, bet tiek, kad skenuojame ne tik naudodami kinietišką techniką, tačiau yra super šiuolaikiniai amerikoniški lazeriai ir taip pat galimybė skenavimus vykdyti ne tik iš orlaivių, bet ir nuo žemės. Kas yra toliau, jeigu mes kalbame, natūralu, čia yra kalba apie duomenų rinkimą. Tegu tie duomenys yra preciziškesni, detalesni, bet vėlgi duomenys renkami ne dėl kaupimo duomenų bazės ir dėl to, kad mes atliekame inventorizacijas ir mums reikalingi patobulinti inventorizacijų sprendimai. Ir jeigu mes kairėje pusėje čia
šitos skaidrės matome įprastinius sprendimus, kur miško sklypų inventorizacija iš principo taip naudota, grindžiama nuotolinių tyrimų, o po to planų pastaruoju metu dešifravimo. Tačiau visgi esminis vaidmuo tekdavo tam taksatoriui. Ir šiuo metu mes intensyviai dirbame prie automatizavimo dešifravimo, tuo labiau, kad vėlgi ta įprastinė miškų sklypų inventorizacija, ji keičiasi ir ji tikrai artimiausiu metu bus kitokia, kadangi ir vėlgi, jeigu turime įprastinių atvejų, mes įsivaizduotume vadovėlinį tiesą, kad šiuolaikinėse šalyse, kur propaguojama šiuolaikinė miškininkystė, paprastai yra 3 inventorizacijų sistemų derinys. Ir tiek, kad nacionalinė inventorizacija, kuri yra skirta informacijai rinkti strateginiam planavimui vykdyti, yra kartais vykdoma paraleliai su miško sklypų inventorizacija, kuri naudojama planavimo uždaviniams, prieškirtiminė inventorizacija kartais naudojama tam, kad žinot, ką mes pagaminame. Šiuo metu Lietuvos valstybinė miškų urėdija pereina prie nuolatinės inventorizacijos, miško sklypų inventorizacijos, o irgi ypatumas Lietuvos nacionalinės miškų inventorizacijos tame, kad jį orientuota ne tik informacijos apie miškų išteklius rinkimą, bet yra visos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos žemės naudojimo kaitimo ir miškininkystės sektoriai pagrindas. Ir kas yra, sakykime, Forest 4, mūsų irgi yra uždavinys kartu bendraujant su miškų tarnyba pasiūlyti sprendimus modernizuoti nacionalinę miškų inventorizaciją. Niekas nekvestionuoja tos inventorizacijos, kuri šiuo metu yra vykdoma 16 000 pastovių apskaitos barelių visose žemės naudmenuose, bet papildomai, kas yra pasiūlyta ir vykdoma šiuo metu įdiegti virtualių apskaitos vienetų tinklą, tiesiog suderintą tinklą su valstybės duomenų agentūra, su tinkleliu, čia aš iš karto noriu perspėti, kad čia yra nacionalinės miškų inventorizacijos bareliai, bet jie neteisingi. Bareliai, čia panaudoti yra tik tai vizualizacijai, bet mes turime tos barelius kažkur tai kitose vietose, bet jų yra pakankamai nedaug, iš tikrųjų nedaug, o Europo anglies apskaitai nuo 27 metų ataskaitas pateikti prašo naudojant ištisinius geografinius duomenis. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus sukurtas virtualių apskaitos vienetų tinklas, kas 20 metrų virtualūs apskaitos bareliai, o miške kas 10 ar dar detalesnis tinklelis miško charakteristikoms atvaizduoti. Ir įvairiais metodais iš įvairių duomenų bazių ir naudojant tame tarp ir nuotolinius tyrimus, šitas tinklelis bus užpildytas informacija ir kas yra siekiamybė, yra, sakykime, ir ką mes modernizuota ta miško išteklių informacinė sistema, ji potencialiai turėtų tikti apskaitom vykdyti tiek informacijai naudoti miško sklypų inventorizacijos. Čia irgi pavyzdys yra iš valstybinių miškų urėdijos vykdyto projekto, kai naudojant lazerinio skenavimo duomenis ir tam tikrus iš tikro 500 galbūt apskaitos barelių ir kad, sakykime, pavyko nustatyti, sumodeliuoti medynų tūrio parametrus, įvertinti vertinimo paklaidas ir yra mintis, kad šita sukurta surinkta nauja informacija galėtų tarnauti kaip iš principo naujos miško išteklių informacinės sistemos pagrindas, kadangi organizuoti informaciją ir ją atnaujinti tuose virtualios apskaitos vienetuose, kurių yra, jeigu sakykime, kas 10 metrų tinklelis, tai 650 kažkur tai milijonų apskaitos vienetų, mes galime agreguoti informaciją santykinai nedidelėms apskaitos. Ir čia yra įvairūs taikymai,
pademonstruoti. Aš čia apie juos mes tikiuosi bus galimybės papasakoti tada, kada bus tam specifiniai seminarai. Ir aš čia, sakykime, aš kaip tik ir parodau, jūs ko gero pirmieji, jūs pamatote šitą iliustraciją. Galbūt miškų tarnybos kolegos matė prieš keletą dienų. Minėjau, kad yra siekiamybė sukurti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitai detalų žemės naudmenų žemėlapius, tai virtualūs apskaitos taškai 20 ant 20 metrų tinklelyje, 163 milijonai apskaitos taškų visoje Lietuvos teritorijoje, ir kas yra, ir juose yra kartografuojamos žemės naudmenos šiuo metu. Taip pat yra kartografuojama bus žemės naudmenų kaita kiekvienais metais į ateitį ir bus atkurtas žemės naudojimas nuo 90 iš principo, nuo 1970 metų kiekviename Lietuvos teritorijos taške tam, kad, taip sugalvota yra LULUCF reglamente, kad mes turime rinkti ir turėti galimybę anglies apskaitą daryti teritoriškai nedideliuose vienetuose, saugomoje teritorijoje, galbūt valdoje ar panašiai. Na ir irgi yra vystoma lygiai tam, kad, tarkim, ir tas pačias žemės naudmenas kartografuoti, mes turime žinoti, kur auga medis už miško sienos. Yra jau kartografuoti šiuo metu, jau manau, kad šiandien yra, prieš porą dienų gal dar nebuvo. Visi medžiai ir krūmai didesni kaip metras ar 2 metrai ir kurie auga už miško sienos, kurie nėra apskaityti miškų valstybės kadastre ir jie savaime suprantama gali būti naudojami tiek potencialių mišką, tiek savaime apaugančių miškų plotų apskaitai, tiek ir tai pačiai žemės naudmenom kartografuoti. Tarkime, yra tos pačios pievos, gali jos būti natūralios, gali būti su medžiais ir krūmais. Ir tai anglies apskaitoje galbūt ne tiek yra svarbu, bet ekologinių požiūrių vertinant kraštovaizdžių, kokias tai stabilumą, ir jis yra svarbi informacija. Vėlgi, mes įpratę, kad miškininkystėje mes daug grindžiame modeliais. Tačiau Forest 4 dirba ties sprendimais, kaip tiesiog matuoti ne medžio skersmenį, medžių skaičių ar medžio aukštį, galbūt sakyti, medžio aukštį ir medžių skaičių, modeliuoti tūrį ir po to sužinoti prieaugį, bet irgi vykdomi tyrimai, kaip tiesiog iš karto galbūt pamatuoti prieaugį. Ir čia pavyzdys iš Dubravos miško, kur buvo lazerinis skenavimas atliktas prieš 2009 metais ir pastaruoju metu atliktas 2019 metais galbūt skenavimas, tai tiesiog vietoj to, kad mes modeliuotume du tūrius ir gautumėm prieaugį, iš principo kiekvieno medžio prieaugis gali būti matuojamas. Lygiai tas patys sprendimai šiemet bus toliau tęsiami, tai, pavyzdžiui, energetinėse plantacijose pakartotinas medžio skenavimas leidžia tiesiogiai įvertinti. Taip pat yra dirbama ir labai didelis dėmesys yra skiriamas, ir aš manau, čia taip bus ir artimiausių metų pristatyta, yra bandoma sukurti miškų sektoriaus modeliavimo tokią infrastruktūrą, taip sakant, sukurti miškų sektoriaus modelį. Galbūt Lietuvoje mes esame susipažinę, kas miškininkai žino, turbūt modelis Kupolis buvo, globaliai yra naudojami įvairūs modeliavimo, Globio modelis ir panašus sprendimai. Tai regiono mastu ir sprendimam, kokiem pagrįsti, kur reikalinga informacija iš viso regiono. Informacija tiek apie miško išteklius, apie logistiką, bet kartu ir reikalinga informacija apie tuos pajėgumus, kurie yra kitame vertės grandinės gale, tai pramonės įmonės,
lentpjūvės, katilinės, jų pajėgumai ir poreikiai, rinkos duomenys, tai bus integruota į vieną modelį, jau yra pirmieji rezultatai, jie bus išsamiau tikiuosi pristatyti. Lapkričio 20 dieną, jeigu teisingai pamenu, yra kitas panašus renginys. Ir tiek, kad vėlgi, jeigu grįžtant prie šito, šiandien irgi sudėtinga, nėra. Mes, sakykime, vakar kalbėjome su Sorenso vadovu, tai, sakykime, jam svarbus klausimas, jis kalba apie 200 km spindulį, apie lentpjūvę žaliavai vežti. Iš tikrųjų, ir šitas vienas tai yra klasikinis pavyzdys, kaip toksai modelis kokiems uždaviniams spręsti. Atsakyti jis bus naudojamas ir turi tokį klausimą. Kas jeigu 250 ar 150 km? Kas jeigu, sakykime, visgi 200 km, bet reikalinga papildomas 100 000 kubinių metrų žaliavos, jeigu aš norėčiau, sakykime, dėl kokių tai sprendimų padaryti. Bet kartu ir kur čia yra mūsų niša, iš tikrųjų mūsų noras yra į šitą modelį integruoti modulius, kurie būtų skirti biologiniai įvairoviai ir anglies sankaupų pokyčių įvertinti. Tai yra, sakykime, panašus analogai švediškai, vokiečiai bando kurti, norvegai panašų bando kurti, bet, sakykime, šitie klausimai yra silpnai realizuoti ir kolegos taip pat tikisi išbandyti, kad bus čia išbandyta Lietuvoje, aplinkinių šalių duomenų pagrindų ir galbūt ir galėsime diegti ir užsienyje šitos sprendimus. Šiuo metu irgi daug kolegos dirba, kuriama naujos kartos miškininkavimo sprendimų paramos sistema, Gaia plus, ar kaip jie pavadinkime, iš tikrųjų tai ir buvo irgi švediškos sistemos pagrindų sukurta, bet koks yra esminis skirtumas nuo to, tarkime, kupolio, kuris buvo miškininkavimo imitavimo programa, tai Gaia yra kartu ir optimizatorius. Jos yra esmė ta, kad mes galime generuoti tūkstančius ar net ir daugiau įvairių alternatyvų miškininkavimo, alternatyvų viename sklype. Turime 1,5 milijono sklypų, tai po 1000, jeigu paimsime, tai kiek Lietuvos sąlygomis gautųsi spūdingi skaičiai, bet svarbiausia yra jos optimizavimo funkcionalumas. Ir tiesiog aš čia įdėjau keletą pavyzdžių susijusių, sakykime, viename medyne bandyta žiūrėti, ieškoti sprendimų, kaip išlaikant tą klasikinę miškininkavimo doktriną, maksimizuoti, tarkime, grynai dabartinę vertę, kapitalo vertę, ar kokią galėtų įtaką turėti įvairiems miškininkavimo ir ekonominiams, ir ekologiniams rodikliams, tarkime, skirtingas pagrindinių kirtimų amžius, minimalus pagrindinių kirtimų amžius. Yra modeliavimo programoms yra, kaip sakykime, nieko nėra šventa, galime mes ir kirtimo amžiais manipuliuoti, galime pasirinkti kitokius, nes tai visgi vyksta ne realiam gyvenime, o kompiuterinėje aplinkoje. Yra šiuo metu dirba kolegos, čia aš dar rezultatų neturiu parodyti, bet vyksta irgi vienas projektas, kurį partneris miškų tarnybos yra VŠI Forest 4, nacionalinės miškų inventorizacijos informacinės sistemos modernizavimas, kur bandoma šiek tiek migruoti į tos šiuolaikiškesnius informacinius sprendimus. Kita, kas yra, sakykime, buvo minėta, kad tikslioji miškininkystė yra susijusi su ne tik detalesnės informacijos ir apie miško išteklius rinkimą, bet ir su detalesnė analizė visoje vertės grandinėje. Ir čia kolegos šiuo metu dirba, kartu yra mokslininkų grupė, kurie atlieka miško ištekliais grįstų verslų vertės grandinių analizės, naudodami specialią programinę įrangą. Kartu jie kolegos yra stipri ir jie dirba
imituojamas aplinkos sąlygomis, jie tyria šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarimą iš miško dirvožemio, iš biomasės ir atliekų, turima stendai šitom situacijom modeliuoti ir liekami biokuro atliekų anaerobinio skaidymo tyrimai. Ir čia mūsų studentai įsijungia į šitos darbus ir kaip tik irgi yra bandoma ieškoti sąsajų ryšio, sakykime, kadangi tai yra žmonės, kurie įsijungia, nėra miškininkystės ekspertai, bet čia dirba. Ir pagaliau tam, kad mes galėtume modeliuoti, kad galėtume užtikrinti visapusę tos tiksliosios miškininkystės įgyvendinimą, mums vis tiek ateis laikas, kai mes turėsime migruoti iki supratimo ekofiziologinių procesų miško ekosistemose, medyje, supratimo tam, kad galėtume priimti sprendimus, tokius sprendimus, kas vyksta, kodėl vyksta medis, kokia jos sveikata, ar jis serga, ar jis neserga. Ir tiek, kad kolegos čia šiuo metu atlieka sudėtingus stebėsenos, čia minėta buvo Aukštaitijos kompleksiško monitoringo stotis, kurioje bus pastatytas bokštas, bet tas sukūrinės kovariacijos metodas jis yra universalus metodas ir jūs galite šiltnamio efektą sukeliančių dujų tą pėdsaką pamatyti ilgame laikotarpyje, sakykime, ir nebūtinai kaiminystėje, bokšto kaiminystėje, bet bokštas gali būti mobilus ir jisai fiksuoti, tarkime, durpyną, ar ten fiksuoti, atsakyti tokį klausimą, pavyzdžiui, ar plynas kirtimas visgi yra dirvos ruošimas, yra susijęs su dideliom ar nedideliom emisijom. Tarkime, švedai kelmus raut pradėjo ar suintensyvino tada, kada panašiais stebėjimais kartografavo emisijas bandymo objektuose ir nustatė, kad iš tikrųjų neaptiko kažkokių tai ypatingų emisijų padidėjimo. Šiuo metu, pavyzdžiui, steiginėje švedai tą bokšte stebėjimus vykdo prie objektų, kuriuose vyksta transformacija, miškininkystės transformacija į nuolatinę dangą grindžiamą miškininkystę. Ir bando iš tikrųjų tą efektą apčiuopti, lyginant su kur nors tai kontrolinėme objekte atliekamais plynais kirtimais. Ir apibendrinant čia, kaip pasakiusi, tam, kad išsaugoti, naudoti efektyviai miškus, jų teikiamas ekosisteminės paslaugos, mums visgi reikalingi nauji sprendimai. Mes tuos sprendimus kūrėme ir manau, kad mes juos turėsime. Tam yra skiri poros 4 sprendimai. Ir tiek mano to pranešimo, tikiuosi, kad tos temos, kurios buvo čia truputį paliestos, bus vėliau diskutuojamos, o miškininkams ir miško mylėtojams sveikinimai su miškininko diena, kurią mes rytoj visi pažymėsim. Dėkui. Taip, tai dėkoju Gintautui ir dabar tada mes turime klausimų tame klausimų ir atsakymų čate arba tame lange, tai gal tada tuos apžvelgsiu ir tada galėsime dar, jeigu žinoma turėsim laiko ir noro, dar padiskutuoti ir gyvai. Žinoma, šitas pirmas mūsų seminaras, jis labiau yra skirtas toks kaip įžanginis ir todėl čia daugiau monologo girdėjau. Tai pirmiausia, dėkoju už kantrybę, nes tas monologas truko ilgokai, bet tokia yra dalia, kai nori kuo daugiau pasakyti per tam tikrą laiką.
Tai dabar iš tų klausimų, aš matau, kad klausė kolega Albertas Kasperavičius, ar mūsų Forest 4.0 webinėje, interneto svetainėje galima rasti mūsų įgyvendinamų projektų sąrašą su rezultatais ir taip toliau. Tai, tiesiog šiuo metu mes dar dirbame prie atnaujinimo savo interneto svetainės, mes planuojame turėti lietuvių kalbą alternatyvą, gal sakykime, labiau svetainę, labiau pritaikytą mūsų lietuviškai auditorijai ir ten galvojame dalintis tokiais detalesnė informacija apie vykdomus projektus. Šiuo metu ta svetainė yra labiau į visą projektą orientuota ir ten dar tokių detalių rezultatų nėra. Žinoma, iš kitos pusės dar ir mūsų projektai, dauguma jų įsibėgėja, tai dar tikėtis kažkokių rezultatų apart tam tikrų publikacijų, tai dar būtų gal ir anksti. Bet kokiu atveju čia yra ta žinia, kad svetainę mes išsivystyti planuojame ir į lietuvių kalbą šiek tiek labiau adaptuotą. Ir ten tada tais rezultatais pasidalinti plačiau negu šiuo metu yra. Dabar klausimas Rokoj, ar prieinamos skaidrės bus. Tai mes žinoma planuojame publikuoti visų šitų webinarų įrašus ir taip pat skaidres planuojame publikuoti viską savo interneto svetainėje arba su nuorodomis. Bet pradžiai dabar sakyčiau, kadangi tai atsiras galbūt ne iš karto, tai pradžiai aš sakyčiau galėtume padaryti taip, kad mes, jūs kai registravotės, visi pateikėte savo duomenis, kad mes išsiųsime tiesiog galbūt elektroninio pašto adresais mūsų šiandienos pristatymo skaidres, tam, kad iš tikrųjų kuo greičiau jas jau galima būtų turėti. Tiesa, nuorodas jo, nes tai yra pakankamai dideli failai, kuriuos matyt galbūt reikės parsisiųsti. Tai taip, bet pasidalinsime jūsų nurodytais elektroninio pašto adresais. Taip, ir dabar dar turime Dariaus Dubravos kolegos klausimą apie išmaniųjų sprendimų galimybės ir ne tik miškininkystės, bet ir aplinkosaugos srityje ir konkrečiai apie tikslę aplinkosaugą klausimas yra. Tai, iš tikrųjų, kiek aš žinau, tai, kolegos prie koncepcijos tiksliosios aplinkosaugos jie dirba atskirai. Čia, netgi nesąsajoje su miškais. Bet mūsų, sakykime, mes miškininkystę šitoje vietoje suprantam pakankamai plačia prasme. Tai mūsų išmaniosios miškininkystės sprendimai dažnai palies ir aplinkosauginius aspektus. Tai sakykime, kai kalbėsim apie tikslėją miškininkystę, apie tai, apie ką Gintautas daug pasakojo dabar, tai natūraliai jie siesis ir su aplinkosauga. Bet sakau, atskira koncepcija tiksliosios aplinkosaugos ji yra vystoma. Tik čia jau galbūt nėra mūsų dabar darbų apimtis. Tai dabar dar turime naujo kažką tai. Bareliuose rinkti duomenys naudojami dirbtinio intelekto apmokymui. Čia gal kolega tai pabandytų. Tai aš ir nematomas atsakysiu, bet kol kas tiesiogiai nenaudojami, nes kol kas mes labiau dirbam to vietoje su statistiniais modeliais, bet tam tikrų momentų tai dirbtinio intelekto modeliai truputį kitose vietose atsiranda, tai čia turbūt ateinančiuose webinaruose ir apie tai kalbėsime. Taip, tai dabar panašu, kad šiam momentui neturim daugiau tokių labai klausimų, atsakymų. Taip, dar turime. Taip,
Dar Kasparas Karalauskas klausė apie tikslę miškininkystę. Minėjote, jog vystantis technologijoms galima rinkti informaciją individualaus medžių lygių. Ar tokie stebėjimai būtų atliekami didelių plotų mastu, ar tik keliems reprezentatyviems medžiams teritorijoje? Va čia gal Gintautas galėtų pavystyti šitą. Ne, tai natūralu, kad čia yra neriboja, nėra atskirų. Tarkime, kaip jau aš ir minėjau, ne tik mes, ne pirmi mes, tai gal šiek tiek daugiau suskaičiavime Lietuvoje medžių už miško. Visi medžiai jie gali būti stebimi, bet tik tai reikia mums išmokti tą informaciją panaudoti. Kartais yra duomenys dėl duomenų, jie galbūt ir vizualiai gerai atrodo, bet, sakykime, ar tai padės priimti geresnius sprendimus, tai jau yra kitas klausimas. Čia, kad, sakykime, ir valstybinių miškų urėdija inventorizacijos metu jau kokius 3 ar 4 metus jie išskiria atskirų medžių lajas ir naudoja jas grynai tiem sklypo lygmens sprendimam pagrįsti. Nieko tokio ypatingo nėra, bet... Čia gal, kad tiesiog paprasčiau būtų galima pasakyti, kad, iš esmės vystantis technologijoms, tai tie informacijos srautai, jie didės ir čia nėra kažkokia tai utopija turėti detalius duomenis ir juos prasmingai panaudoti atskirų medžių lygmenį, ne tik kažkokiuose tai reprezentaciniuose plotuose, bet ir... Ir natūralu, jeigu kalbame apie reprezentacinius plotus, tai pavyzdžiui, mūsų irgi yra tokia noras, gal šiais metais nespėti, kitais metais padaryti, Punios Šilo virtualų modelį, kuris visiškai kito lygmens ir kito detalumo informacija, negu reikalinga ūkininkavimo sprendimam pagrįsti. Jau turime naują planą naujam projektui, tai štai labai iš tikrųjų geras būtų momentas. Gerai, tai dabar šiuo momentu nematau daugiau klausimų. Ar dar būtų labai trumpai, kas norėtų gyvai įsijungti į diskusiją, paklausti arba kažkaip sureflektuoti į tą, ką kalbėjom, tai kviestume tada, Rokas pirmas nori, tai prašau, Rokai. Sveiki, ar girdite mane? Taip, girdim, sveiki. Tai simboliška, kad iš Ąžuolynų bibliotekos dabar kalbu. Ačiū pranešimus, labai informatyvus ir man atrodo, kad tinkama linkme visas judesys dėl skaitmenizacijos tikliosios miškininkystės. Ir man tikrai įdomi yra ta dalis dėl bareliuose surinktos informacijos panaudojimo, kad mes geriau galėtumėm pažinti ir gamtinius procesus. Ten matosi visas užfiksuota istorinė informacija, kaip keitėsi būtent toj vietoje ekosistema. Tai vat, ir paklausiu tą klausimą. Ačiū. Kaip keitėsi ekosistema? Ką mes suprantam? Aš turėjau omeny, kad būtent ten ateidavo ir surinkdavo visą informaciją, kas auga, kokie medžiai, koks kas. Ir tada mes turime būtent vienoje vietoje tyrimo barelį, kur yra surinkta informacija. Ir tą informaciją, jeigu mes darome machine learning, galime mokyti dirbtinį intelektą, kad jisai geriau suprastų gamtą ir būtent toj vietoje, tarkim, pagal dirvožemio tipą, pagal geografiją, keitėsi ir dėl kokių faktorių. Tai aišku, netgi jų apskabimai medžių, net ir tai apskaityta. Tai čia yra big data. Ir atrodo, kad ta linkme yra visai aktualu, kaip kalbėjo Darius Dambrava. Tai turbūt atsiranda tokios dvi akšakos, ta tikslioji miškininkystė, klasikinė, kuri yra optimizuojama, ir tada atsiranda ekologija. Tai nebereikalo miško ekologijos fakultete yra ir miškininkystė ir ekologija, bent jau magistras. Tai va, aš pasudėjau abu dalykus, džiaugiuosi dėl to dabar. Ačiū, pranešimą dar kartą. Kampų galim pakomentuoti, aš grinai iš tos techninės šukės dirbtinio intelekto. Tai žinoma, mes galim daryti tos įvairiausius. Čia šiek tiek
keli yra aspektai. Pavyzdžiui, jeigu faktorių skirimas dar kažkas, tai nebūtinai ten reikia dirbtinio intelekto, ten kartais statistiniai metodai aiškesnius atsakymus, tikslesnius duotų. Nu, bet analizėje kažkokio poveikio faktorių ir čia iš tikrųjų jau gaja. Plus kažkiek atsiranda tas modeliavimas, kas vyktų darant skirtingus dalykus. Dabar jeigu kalbėt, turbūt kita dalis yra visai labai populiari, tai tas taip vadinamas skaitmeninis dvynys, kur mes galim labai iki gilaus lygmens nusileisti iki fiziologinių procesų, tai tą skaitmeninį dvynį, na, kol kas mes tiek giliai dar nesam suplanavę įlyst, nors tai yra tikrai labai įdomu ir labai norėtųsi, bet šalia to tokio mokslinio intereso mes galvojam ir kaip išnaudot būtų galima tą skaitmeninio dvynio dalį. Na, ką apie tai pasakyti? Tai kol kas mes gal labiau vis tik, sakyčiau, tokia makro lygmenį žiūrim, o nesileidžiam į mikro, bet tai yra viena iš tų temų, kur galima net ir pasižiūrėti, ypač jeigu atsirastų kažkokios partnerystės šitų klausimų ir vystyti toliau. Nežinau, čia gal dar ir Gintautas pridės. Šitas Dagirokas vis suko klausimą apie barelius, išgirsti žodį barelius, tai visada bandai asocijuoti jį su nacionalinė miškų inventorizacija, bet galbūt jis turėjo plačiau galvoja, na, sakykime, bareliuose, bet jeigu ir nacionalinės miškų inventorizacijos metu surenkami duomenys ir kaip ir Tomas sakė, yra įvairūs tie metodai, kaip jie tą informaciją nagrinėti, bet visada pirmiausia yra klausimas, o kai yra klausimas, tai tu galvoji, kokius duomenys naudoti ir kokius metodus naudoti, kad į tai atsakyti. O štai dabar galvoju, kad čia dirbtinis intelektas, grinai juoda dėžė, kuri yra be žmogaus įsikišimo, aš tai manau, kad nėra tokio klausimo, bent jau mums, gal kaip mokslininkui, tai uždeda tam tikrą irgi įtaką, kai tu bandai suprasti, kaip procesai vyksta, kas bus. Gerai, tai manau, kad čia yra vietos tikrai, kur dar mums ir padirbėti. Tai ačiū, Rokai, už klausimą. Dabar matau dar Algis Gaižutis ir po to Kasparas. Tai Algi, prašau. Labą dieną, su artėjančia miškininko diena visus kolegas. Ačiū už informatyvų pristatymą, tiesa, tikrai įdomu. Turiu 2 klausimus, galite atsakyti ir vieną, bet porą tokių aspektų. Pirmas dalykas, profesorius, kaip pristatinėjo, minėjo, kad eksperimentai vis tik tai galima nustatyti, modeliuoti, kokį poveikį viena ar kita priemonė turės, bet tai nesidaro iš karto. Kaip jūs žiūrit į dabar tą siūlymą programai vyriausybės, intencijas, kad visuotinai nustatytą artimą gamtai miškininkavimą, ką tai bereikštų, nenustatant kažkokio, neišbandant atskirais pilotiniais projektais, nes tokia intencija yra labai stipriai stumiama iš aplinkosaugos entuziastų. Tai kaip jūs vertintumėt, ar tai yra logiška, protinga, ar vis dėlto reikėtų pirmą tokį išbandyti priemonės, kaip jie veikia ir paskui jau perkelt visuotinai. Tai vienas aspektas. O antras siejasi su miškotvarka ir su privačių miškų inventorizacijos klausimais. Dabar didelė dalim miškotvarkos projektai nedidelėm valdom, tiesiog daromi, kad atnaujant inventorizaciją. Ir jie niekaip paskui suderintos priemonės paskui negalioja, nes atsiranda visokio apribojimų ir tu turėdamas projektą ten nežinai, tu galėsi tą vykdyti ar ne. Tai kaip dėl inventorizacijos, kaip jūs matot, ar yra perspektyva tą duomenį susirinkti artimiausioje ateityje, jau nerengiant to sudėtingo miškotvarkos projekto, bet tiesiog atliekant inventorizaciją ir turint aktualius duomenis. Tai va tie 2 aspektai, o šiaip tai dar kartą su artėjančia švente ir tikiuosi, kad miškininkų reikės, o tai duomenys ir informacija, kuri surinkti, bus tinkamai panaudota. Ačiū.
Tai ačiū, Algi, už du taiklius klausimus ir už pasveikinimus. Ir mes jaučiamės prie miškininkų. Tai dabar tiesiog galbūt aš pradėsiu, o kolegos papildys atsakant į tos klausimus dėl artimos gamtai miškininkystės. Šiaip tai ir va, kolega Gintautas savo pristatymę, man atrodo, bandė akcentuoti ir mes tą visur bandom sakyti, kad viskas labai priklauso nuo to, kaip mes susitarsime, ką mes susitarsime laikyti artimą gamtai miškinį. Nes pagal mūsų supratimą, tai netgi šiandieninė mūsų įprasta miškininkavimo praktika tam tikrais atvejais ji yra artima gamtai miškininkystė, ji iš principo imituoja tam tikro apimtimi tuos natūralius procesus. Tai sakykime, jeigu mes artimą gamtai miškininkystę laikysime plačią sampratą, mes tame nematom kažkokių tai grėsmių, kad ją negalėtume įgyvendinti. Bet tada reikia taip ir susitarti. Jeigu mes labai siaurai artimą gamtai miškininkystę laikysim tik tai, kas iš principo panašu į nuolatinės dangos miškininkavimą vien tik arba palikimą natūraliai savieigai miško vystymosi, tai tada ne visai taip, nes tada yra jau labai susiaurintas artimo gamtai miškininkavimo supratimas. Tai čia sakykime, atsakant į tą klausimą. Dėl antro, dėl miškų inventorizacijos ir miškotvarkos projektų, iš tikrųjų tai jeigu einam tą linkmę, kurią mes bandome kryptį nusibrėžti, tai toks dalykas kaip sklypinė miškų inventorizacija, miškotvarkos projektui rengti, jinai tokia apimtimi, kaip šiuo metu daroma, išvis greičiausiai neturės prasmės, į visiškai kitokią bus. Ir čia pats tas miškotvarkos projektų reikalavimas ten toms smulkioms valdoms, jis menkai tą prasme turi. O jeigu norima jį turėti tik dėl to, kad susirinkti informaciją apie miškus, tai informaciją apie miškus jau šiandien galima visiškai kitais būdais ir geriau susirinkti ir efektyviau ir turėti aktualesnę, dažniau aktualizuotą negu šiuo metu. Tai nežinau, gal Gintautas. Čia ir sunku ką pridėti dėl tos artimos gamtai miškininkystės. Su studentais mes kalbėjome apie nuolatinę dangą grindžiamą miškininkystę, apie įvairiamžių medynų formavimą. Ir visgi tai yra toks sudėtingas procesas ir tiek jis yra Lietuvoje nepažintas, kad man šiek tiek irgi nejauku darosi. Ir jeigu pasižiūri pasaulinę praktiką, pasaulyje tai yra 200 metų žinoma miškininkavimo sistema. Bet tam, kad pereit prie šitos sistemos, tai nėra tiesiog, sakykime, kaip pasakiusi, jeigu mes kalbame apie kirtimo amžių, mes, nekalbame apie nuolatinės dangos miškininkavimo sistemą. Ir kaip, sakykime, ir tam, kad pereiti reikalinga tiek tyrimų, bet dar yra, mano mąstymu, yra svarbiau komunikacijos, mokymo reikia, nes vėlgi, neužtenka 100 hektarų pademonstruoti vieną ar kitą sprendimą, kad jis ir bus ir tobulas, galbūt, bet visgi jis tiek atsakys, atlieps labiau tik tai tų šiandien dienos miškininkų ekspertų poziciją, bet reikalingi ilgalaikis procesas tam, kad mokintis. O apie antrą klausimą mes iš tikrųjų keli yra projektai, kur dabar galvoju, mes ir turime, kur vyksta šiuo metu ir darbai, kurie ir miškų tarnybos užsakymų daromos. Tai vienas iš tokių klausimų yra parodyti naujos miško išteklių informacinės sistemos, tos, kuris bus sukurta vadovaujant tais principais, kuriuos aš bandžiau ten parodyti, perspektyvą privačių miškų inventorizacijai ir jos ūkinės veiklos planavimui ten vykdyti. Tai tikrai aš manau, kad bus demonstraciniai objektai ir šiuo metu yra ir kiti darbai, kur
kur tiesiog dirbome su privačiais miškų savininkais, tai gal ir žinot, kai tam pačiam GFARME yra projekte, kur kai kas bus irgi pademonstruota, galbūt po to jau čia kas bus jau yra visų bendras reikalas. Taip, tai ačiū už klausimus. Dabar dar kantriai laukia Kasparas Karlauskas. Tai prašau, Kasparai. Taip, labai diena, ačiū dar kartą. Aš labai konkretų tik tais turiu klausimą. Mane sudomino jūsų pristatymę, kaip paminėjot, jeigu dabar nesumaišysiu detalių, 10 000 hektarų nuskenavote Tauragėj miško. Tai man labai įdomu būtų. Dar nenuskenavom kitą savaitę. Atsiprašau, kitą savaitę skenuosit, tai ten kokio aukščio maždaug ten, ar tai su dronu, ar tai su kažkokiu lėktuvėliu praskrisite, kokį maždaug skyrą, ką tikitės pamatyti tame miške, ar tai kamienus matysis, ar tik tai slaja matyti. Tiesiog šiek tiek detalių man būtų įdomu išgirsti. Žinau, čia jau tasai projektas vyksta, tai ten yra intencija išbandyti įvairias technologijas ir orientuojantis įvairius taikymus. Tai pirmas yra, sakykime, visa administruojama teritorija 150 hektarų bus skenuojama, 150 000 hektarų bus nuskenuota profesionalia technika, kas ten yra 20 taškų į kvadratinį metrą, nors čia iš dalies ir dėl kaimynų ten trikdžių yra tasai altitudė sumažinta, o toliau ir bus realiai mes su savo technika bandysime nuo 7 taškai į kvadratinį metrą iki 200 taškų į kvadratinį metrą ir natūralu, kad 7 taškai į kvadratinį metrą yra šneka apie tokie, sakykime, medyno lygmens parametrai, kurie reikalingi tai sklypinė inventorizacijai ar tai pačiai privačių valdų inventorizacijai ir didesni plotai, tam, kad galbūt irgi tas noras yra neskenuoti, išmokti neskenuoti ten, kur nelabai reikia, bet skenuoti tik tai miško žemę, o tas, kur 150 dronas. Natūralu, kad yra irgi orientacija, kodėl yra šitie taškų skaičius yra didinamas. Jau mano supratimu 10 taškų į kvadratinį metrą miškų, tai prastinė inventorizacija pilnai pakaktų, bet turėkime galvoj, kad miškų inventorizacija ateityje iš poros maždaug metų, manau, bus ir šiek tiek kitokia. Mūsų dabar domina ir todėl tas 30 taškų į kvadratinį metrą, kuris greičiausiai 20 ar 30 taškų į kvadratinį metrą, jis greičiausiai taps standartas. Ir mūsų irgi noras yra pasižiūrėti stovinti negyvą medieną, gulinti negyvą medieną, nes vienaip ar kitaip tai galbūt dar specialiai kaip ir nereikia, bet mes jau matome gamtos atkūrimo reglamente, kad tokią informaciją reikalinga rinkti. Reikalinga tą, sakykime, technologijas išbandyti ir tiek, kad, kaip sakau, turi nustatyti, medį nustatyti, prieaugį pasakyti, tai nieko sudėtinga, bet surinkti tą informaciją, kuri, sakykime, kaip stovinti gulinti negyvą medieną, sakykime, kas dabar dar bandau. Ko gero šitie yra svarbiausi dalykai, kurie bus bandomi. O natūralu, kai ten yra, tu turi 200 taškų kvadratinį metrą, ten jau, sakykime, galimi ir ten preciziniai, net mes, sakykime, stebė medžio padėtis ir... Tvarko, įrašas paleistas. Gerai. Tai tada, mes kaip ir daugiau klausimų šito momentu neturim, laikas mūsų kaip ir eina į pabaigą. Tai dabar tikriausiai dar reikėtų mums trumpą anotaciją būsimam seminarui, ar ne? Būsimam webinarui. Ar turime šitą skaidrę? Tai puiku. Tai va, paleis, labai gerai. Reiškia, dabar antrąjį savo webinarą iš tos serijos, kur minėjau, kad iš viso kokią 10 jų turėsim iki kitų metų pavasario. Tai taip, kad nusiteikim labai. Tai antrąjį webinarą planuojam šiek tiek kitokią formą. Jeigu čia mes turėjom labiau monologus,
su klausimais, atsakymais pabaigoje, tai antrąjį planuojam tokią kaip diskusiją, labiau diskusijos formą. Tai, kol kas dar nesusisiekime, bet kviesime ir iš jūsų, iš kolegų, tam tikrus atstovus pas mus ir kartu susėsti prie apvalaus ar ne visai apvalaus stalo ir padiskutuoti tiesiog šitomis temomis, atsispiriant nuo to, kaip sakyt, kas buvo toje mūsų konferencijoje išsakyta, nuo to atsispiriant, ką šiandien pristatinėjom ir truputį žvelgiant į ateitį, kad pasidiskutuoti, pasigryninti jau tas labiau konkrečias temas būsimiems seminarams. Tai kitą seminarą mes planuojame spalio 17 dieną, tai vėlgi gaunasi maždaug mėnesio vidurys ir gaunasi penktadienis. Tas penktadienis nuo 13 iki 15 valandos jau mes norime laikyti, kad visuomet tie mūsų seminarai būtent penktadienio popietę užims. Tai va, tiesiog nenustebkit, jeigu kažką iš jūsų dar pasikviesime ir gyvai prie mūsų prisijungti, pasidarysim šiek tiek didesnį stalą, negu dabar į ekraną 3 bandom sutilpti ir tada padiskutuosim jau tokioj, didesnėj auditorijoje, vėlgi su galimybė dalyvauti ir iš anapus ekraną. Tai turbūt tiek dabar tos informacijos iš mūsų pusės, kaip ir galėtume užbaiginėti mūsų seminarą. Noriu padėkoti visiems, mes turėjome beveik 70 vienu metu, užsiregistravusių turėjome virš 100, tai taip, kad dar yra kur mums pasitempti matyt, tai tie, kas užsiregistravo, tikrai gaus nuorodą skaidriams atsisiųsti. Kaip minėjau, kadangi darom įrašus, vėliau juos ir publikuosim, ar pilną apimtimi, ar kažkiek pamontuotus pažiūrėsim, kaip čia mums pavyks. Tai dabar turbūt tiek, ar dar kolegos kažką tai norėtų pridėti. Ačiū. Tai žinoma, registruojantis arba šiaip galite tikrai siųsti ir atsiliepimus apie mūsų šitą webinarą ir būsimus taip pat ir su tomis temomis, kad mes jas galėtume gryniau išsigryninti, tai čia svarbus ir jūsų indėlis. Tai turbūt tiek. Ne? Ačiū visiems. Dėkui visiems. Gero savaitgalio. Švenčių. Švenčių. Ačiū. Viso. Jo, link. Viso gero. Ačiū. Linksmos miškininko dienos. Ačiū.